Gyvenime būna situacijų, kai tiesiog norite kažką tai daryti, bet jaučiatės išsekęs. Jau lyg prisikaupė tos energijos, bet jos yra nepakankamai, kad padarytumėt tai, ką norit. Tai gali būti paskui atidėliojimas tam tikrų darbų, planų, nes esmė tai yra tai, kad tiesiog trūksta energijos. Žiūrime, kas jūs išsekina. O velnias čia apie ką mums kalba? Jeigu ir kas gali labai stipriai išsekinti, tai mes šiandieną jį ir turime svečiuose. Žiūrim, koks gražuolis, matote? Tai didysis arkanas velnias. Tai yra tam tikros priklausomybės žmogaus, į kurias jis tiesiog įgriūna. Ar tai jį tiesiog užsuka į tokį ratą, kad jis paskui nebegali išeiti. Šioje situacijoje, kas yra patekę, tai gali būti apie tai, kad elementariai jūs nešate labai didelę naštą ant savo pečių ir jums trūksta tiesiog poilsio. Informacija, kuri gali eiti pasaulyje apie tai, kaip gali būti gerai, jūs gali bauginti mintis, kad gal jūs nesutiksite jau savo antros pusės. Gali bauginti mintis, kad aš nepasirinksiu tai, kas man gyvenime labai patiks, kad aš suklysiu. Jūs išsekina jūsų mintis ir per didelę naštą uždėta ant savo pečių. Matote? Tada jūs bandote nueiti į susitaikymą, ar ne? Nuoseklumą. Kad aš vis tiek tai padarysiu, aš vis tiek tai nugalėsiu, aš vis tiek su tuo susitvarkysiu, bet jums šioje vietoje reikia tada padaryti pasirinkimą. Pasirinkimą tarp ko? Pasirinkimą, kai viduje žmogų praktiškai plėšo į dvi pusės. Matote? Nei pas baltus, nei pas juodus. Kai žmogus viduje negali rasti balanso tarp to, kad jisai nori pailsėti nuo visų, atsiskirti, ar ne? Bet lyg tai ir nori su visais būti kartu, linksmintis ir mėgautis. Tai šioje situacijoje pačiam asmeniui reikėtų tiesiog išmokti tai priimti kaip gyvenime elementariausius dalykus. Jeigu jūs nešate kažkokią čia naštą ant savo pečių, matote, mes turėjome, ir jūs neduosite savo poilsio, tai jūs šioje vietoje tiesiog išseksite. Kai jūs išseksite, jums visas pasaulis atrodo štai šitaip. Bijau visko. Bijau, kad man nepasiseks, bijau, kad nesutiksiu žmogaus, bijau, kad neuždirbsiu, bijau, kad nieko iš to nebus. Ta prasme, atsiranda labai didelis vidinis nerimas. Tai jums reikia labai aiškiai atskirti, aš čia linksminuosi, aš čia mėgaujasi, aš negaliu iš savo gyvenimo atimti džiaugsmo. Tai yra kraštutinumai, kai jūs nueinate arba į atsiskyrėlį, arba į linksmybės ir nors persiplėšyk. Jums reikia tiesiog atskirti gyvenime, kas yra gera jums gyvenime ir kas yra bloga. Nes tą, ką mes užsidedam ant savo pečių, kad ir tos 10 visus skeptrų, tai yra didelė našta. Jūs ją išskirstykite. Galbūt ne visa ta našta yra jūsų. Nes jūs gali varginti, pavyzdžiui, linksmybės, taip pat jūs gali varginti ir tai, jeigu jūs nueinate į atsiskyrėlį, matote, aš nueinu, bet aš stebiu tą visą pasaulį, o man niekaip taip neišeina visko sudėlioti, subalansuoti, nors persiplėšti. Nes tas konfliktas yra žmogaus viduje. Kol jūs neišspręsite to konflikto, jūs sėdėsite šitame vidinėme besiplėšime.
Jūs neišspręsite, kaip sakau, ateis aukštesnis jėgus ir pakoreguos. Žiūrime, kas bus, jeigu jūs jo neišspręsite. Apie ką kalbu, tas yra tie. Jeigu jūs pats nespręsite šitos situacijos, viskas grius. Matote? Ir tai yra Taro įspėjimas. Subalansuokite, suderinkite. Žmogaus gyvenime turi būti ir poilsio, ir gėrio, ir atsakomybės, ir pasirinkimas, kur yra laisvas, ar ne, kur jūs galite daryti tą, ką jūs norite. Ir rimtumas, ir linksmumas. Suprantat? Jūs pastringate šitame kraštutiname. Arba aš einu ir visiškai tenais atsipučiu nuo visko, arba aš nueinu į visišką atsiskyrėlį. Tvarkykite tai savo viduje. Ir tai jūsų daugiau nebesekins. Nes didysis arkanas bokštas kalba apie tai, kad laikas yra pertvarkyti savo fundamentą į stabilų. Matote? Į stabilų tokį, kad čia yra 4 lazdos, yra harmonija, yra balansas, jose yra stabilumas, o čia yra plėšimasis. Taip, kad pervertinkite visą tą situaciją, kuri yra pas jūs, atrinkite tai, kas jūs sekina ir kurkite naują fundamentą, o seną, jeigu jūs pati nepajudinsite, ateis gyvenime tam tikros aplinkybės ir gali sugriauti jums visą tai netikėtai, nepasiruošus. Geriau patys tai padarykite. Kurkite stabilų, gražų gyvenimą patys.